Pasaka mažiesiems. Pasaką skaito Šiaulių rajono Naisių mokyklos 10 klasės mokinė Ieva Guntytė. Burtininkė. Viename kaime, netoli girios, gyvena neturtinga moteriškė. Neturėjo iš ko gyventi, elgetauti nenorėjo, tai prasimanė burti. Nuvedė į vieną kartą kaimyną ožką ir įkišo į anglių duobę. Pasigedo kaimynas ožkos, pradėjo ieškoti, bet negalėjo rasti. Pasisuko jam po akių ta moteris. Ar nematei mano ožkos? Paklausė žmogus. Nemačiau, sako. Bet jeigu nori, pabursiu, paieškosiu. Paieškok, sako žmogus. Gerai, Eiva. Moteris įėjo į savo trobelę, pabuvo valandėlę ir vėl išėjo. Išėjusi sako žmogui. Tavo ožka anglių duobėje, eik ir rasi. Žmogus nuėjo ir rado. Parsivesdamas ožką, padėkojo moteriai ir dar apdovanojo, o kitiems paskelbė, kad ji mokanti burti, savo trobelėje pasakanti, kur pradingęs daiktas. Kitą kartą ji nuvedė kito kaimyno jaučius ir pririšo girioje prie medžio, o pati toliau pasislėpė. Po valandėlę žiūri, eina pažįstamas karvių pirklys iš miestelio. Pamatęs jaučius, apsidairė, paskui priėjęs atsirišo juos ir nusivedė. Moteris parėjus namo. Po kurio laiko pasigedęs jaučių atbėgo kaimynas. Ai, moterėlė, prapuolė mano jaučiai, dejuoja žmogus. Išburk mane, meldžiamoji, kur jie galėtų būti? Gerai, sako moteris. O ką tu man duosi? Aš negaliu veltui gaišuoti, man reikia duoną užsidirbti. Žmogus pažadėjo jai visą pūrą rugių ir dar sūrį. Moteris paliko žmogų kambaryje, o pati išėjo į kamarėlę burti. Po valandėlę sugrįžusi sako, bėk greitai į miestelį, pas Joselį rasi savo jaučius, skubinkis, kad nepapjautų. Ūkininkas sėdo ant arklio ir raitas nujojo į miestelį, o ten rado Joselį, baisitaisantį pjauti jo jaučius. Ką darai, Joselį? Tai mano jaučiai. Nu ką aš žinau, sako Joselis. Radau girėje pririštus ir parsivedžiau, kad vilkai nepapjautų. Tai vagis, tave pamatęs turbūt pabėgo, tarė ūkininkas. Pasiėmė savo gyvulius ir linksmas sugrįžo namo. Trečią kartą moteris nuvedė vieno ūkininko arklį ir pririšo girėje prie ąžuolo. Atbėgo ūkininkas pas moterį ir prašo. Išburk mane, meldžiamoji, kur mano arklys? O ką duosi? Gausi pūrą rugių ir kviečių, tik burk. Ne, pažadėk geltutę kvietinių miltų ir puspaltę lašinių. Gerai, sako žmogus, gausi, tik burk. Moteris išėjo į kamarėlę, o po valandėlę sugrįžusi sako, eik į girią, į tą kraštą, kur ąžuolai auga, ir rasi savo arklį pririštą. Ten turėtų būti ir vagis, sako ūkininkas. Ar negalėčiau pasaugoti jį ir išsaugoti? Ne, sako moteris. Vagis iš baimės arklį paliko. Jis pajuto mano burtus ir pabėgo, kad drauge su arkliu ir jo nepagautų. Dabar plačiai pasklido gandas, kad tokia ir tokia moteris esanti gera burtininkė, visiems teisybę pasakanti, visko išburianti.
Netrukus po to vienam ponui liokajus su vežėju pavogė dėžę auksą. Ponas ieškojo, bet negalėjo rasti. Kažin kas pasakė jam apie tą burtininkę. Ponas tuojau išsiuntė liokajų su vežėju, kad parvežtų tą moterį. Moteris sužinojusi, kurią nori vežti, kratytė ėmė kratytis, niekaip nenorėjo važiuoti. Su ponais aš nepratusi, nedrįstu, nenoriu, gynėsi ji. Bet tuodu ją per prievartą paėmė, įsodino į puikią karietą ir veža. Sėdi Boba karietoje, iš baimės ir rūpesčio krapštinėjas, pakaušį ir vapaliuoja savo viena po nosį. Dabar jau kad bus, tai bus, kas bus, tas bus. Liokajus su vežėju pasiklausė ir persigando. Žvilgti vienas kitą ir papuolė Bobai po kojų, gražiai žodžiais meldžia, kad gelbėtų. Moteris tuojau suprato, kad juodu kaltininkai. Gerai, sako, galėsiu gelbėti, bet kas man iš to? Tuodu jai žada ir šiek ir tiek, ir jai vis negana. Pagaliau susiderėjo už $300 juodu išgelbėti. Bet žiūrėkite, kad tie $300 man dar šį vakar būtų pristatyti, pagrasino juodvien. Ir turi tą dar pasakyti, kad padėjota dėžė su auksu, nes savo name man ilgai trunka, kol aš išbursiu. Gerai, sako Liokajus su vežėju. To jau pati pamatysi tą tvenkinį, kur dėžė su auksu. Privažiavo dvarą ir Liokajus pašnabždėjo moteriai. Tai šitas tvenkinys. Nuvedė Liokajus tą moterį pas poną ir sako: štai, ponio burtininkė. Ponas pasižiūrėjo į ją ir sako: ar galėsi išburti, kur mano pinigai? Boba dabar jau visai drąsi ir nemirktelėme sako ponui: o kodėl negalėsiu, didelis čia daiktas. Tai burk, sako ponas. Na taip greit, pone, sako burtininkė. Pirmiau pažadė, kad trečdalis aukso man teks, o paskui duok pailsėti ir gerai išsimiegoti. Ponas gailėjo tiek daug aukso atiduoti, bet kai ta nusileido, tai turėjo sutikti, o paskui įsakė tarnams pataisyti ją patogią nakvynę, niekam nesibarškinti ir netriukšmauti, kad burtininkė gerai pailsėtų. O ta jau ir tuos $300 buvo gavusi, ramiai atsigulė ir užmigo. Rytą, įsimiegojus ir gerus pusryčius pavalgiusi, sako ponui: dabar, pone, paimk savo liokajų ir eime. O tam liokajui jau pakinkliai deba iš baimės. Ką jisai žino? O jeigu Boba ims ir užduos juodu su vežėju? Bet gerai. Nuėjo jie visi trys prie tvenkinio, o moteris ir sako: šitam tvenkinyje tavo auksas, pone. O atsisukusi Liokajus sako: imk graibštą ir trauk. Liokajus paėmė graibštą, pagraibė ir ištraukė dėžę su auksu. Ponas apsidžiaugė, bet jam pasirodė, kad Liokajus lyg žinodamas labai greitai išgriebė dėžę. Ar čia ne jo darbas? Ar čia ne jo darbas? Klausia ponas burtininkė. Ne, sako Boba. Jau vagis toli už kalnų ir girių ir daugiau nebegrįž, nes pajuto, kad čia aš, o auksą paskandino iš baimės, nes vagį buvo užjutę tavo dvaro šunis. Ponas atidavė burtininkai trečdalį auksą ir liepė jai dar pabūti, o pats sukvietė visus aplinkinius ponus ir kunigus
Kitą dieną po pietų jis dar kartą panorėjo išbandyti, ar ta moteris iš tikrųjų jau tokia gera burtininkė. Ponas liepė virėjui pataisyti visiems svečiams pro Jerubę ir burtininkiai varną. Kai atėjo pietų laikas, susisėdo visi ponai ir kunigai už stalo ir burtininkė drauge. Padėjo tarnai visiems ponams ir kunigams po Jerubę, o burtininkiai varną. Pasižiūrėjo moterėlė į ponus, į kunigus, pasižiūrėjo į puikų stalą ir susigėdo. Varna, tu varna, tarė ji pati, saulinguodama galvą. Ar verta tu šiandien būti tarp tokių ponų ir kunigų? Ponas nugirdo ir liepė tarnams paimti varną, o paduoti moterį Jerubę, kaip visiems kitiems. Dabar jis visai patikėjo, kad ta moteris tikra burtininkė ir viską žino. Gerai ją privaišino, dar vieną naktį pernakvydino, o kitą dieną gerais arkliais ir geroje karietoje liepė parvežti namo. Sugrįžusi namo turtinga, moteriška prisigalvoja ir pabūgo, kad vėl kas nepasišauktų jos burti. Pasiėmus pinigus, padegė iš vidaus savo trobelę, o kai ugnis jau gerai viduje užsiėmė, išbėgo lauk ir pradėjo raudodama šaukti: Mano padarynėlės sudegė, mano padarynėlės! Varge mano varge, kaip aš bursiu, kuo duonelę pelnysiuos. Subėgo žmonės, bet jau po visko. O moteris paskui už gautus pinigus pasistatė savo naujus namelius ir ramiai visą amželį gyveno.